Mechanikų maištas. Mechanikai atsisako naujų patalpų ir elgiasi savavališkai. Los Santosas vėl dunda nuo naujienų apie vieną triukšmingiausių miesto frakcijų – mechanikus. Panašu, kad šie meistrai nebežino, ko nori. Vos prieš kelias dienas miesto valdžia jiems įrengė naujas, modernias patalpas, šviesias su visa įranga, netgi su kavinė ir poilsio zona ant jūros kranto. O ką jie padarė? Teisingai susikrovė įrankius ir įsikraustė į svetimą Los Santos Customs servisą, be leidimo, be sutikimo, tiesiog kaip į savo namus. Ironiška, bet naujasis mechanikų garažas vertas milijonų. Čia ne tik moderni įranga, bet ir visos sąlygos dirbti patogiai bei legaliai. Tačiau pasirodo, kai kurie mechanikai legalių sąlygų nelabai mėgsta. Vietoj to jie renkasi nelegalią veiklą kito verslo teritorijoje, tarsi norėdami pasakyti, taisyklių laikosi tik kvailiai. Kas dar įdomiau, mechanikų frakcija per pastaruosius metus jau keletą kartų keitė savo vietą, tarsi bėgdama nuo savo pačių istorijos. Kiekvienas persikraustymas kainuoja šimtus tūkstančių, o jų servisuose nuolat matomos prabangios naujos įrangos, iš kur visa tai? Ar miesto mokesčių inspekcija išvis žino, kokie čia pinigai sukasi? Kalbama mažai, bet visi supranta, mechanikų darbas gal ir atrodo švarus, tik ne viskas taip paprasta. Daug kas mano, kad už remonto ir dažymo slypi kur kas daugiau nei tik veržliarakčiai. Pinigai pas juos sukasi per greitai, o serviso keitimas tapo tarsi nauja sporto šaka. Jei žiūrėsi iš šalies, atrodo, kad kažkas ten tikrai vyksta ne pagal taisyklės. Vieniems miestiečiams mechanikai, miesto gelbėtojai, visada pasiruošę padėti sugedus varikliui. Kiti vadina juos tepalų mafija, kuri daro, ką nori ir nieko nebijo. Naujas servisas prie jūros turėjo tapti jų naujų pradėjimų, tačiau kol kas atrodo, kad jie vėl spjauna į visas pastangas ir kuria savo taisyklės. Mechanikams turėtų nebūti skirtumo, kur dirbti, nes jie vis tiek darbo metu būna savo patalpose, pas juos klientai atvažiuoja, ne jie pas juos. Galbūt atėjo metas miesto valdžiai rimčiau pasižiūrėti, iš kur šie mechanikai gauna tiek pinigų ir ar jų darbų knygose nėra daugiau užtepliotų puslapių nei variklio alyvos dėmių ant grindų.